Jo komanda – moterys. Stilistės, vizažistės, modeliai, žurnalų viršelių herojės. Jis jau 18 metų apsuptas moterų atskleidžia jų grožį sustabdytoje fotografijos akimirkoje. Jis žymiausias Lietuvos fotografas – Gediminas Žilinskas. Talentingas, išmintingas, labai paprastas, šiltas ir jautrus vyras. Toks Gediminas su visais žmonėmis ir aišku, su moterimis. Kokią Gediminas moterį mato ir kuria. Kaip jis atsilaiko prieš moterišką grožį, koks jis lyderis. Apie tai šiame išskirtinėme projekto Žymūs vyrai apie moteris video siužete. Aš manau, kad jis yra puikus lyderis, puikiai dirba su komanda, visus suvaldo, stengiasi įsiklausyti visų norus. Mane labiausiai žavi jo įgūdžiai padėti atsiskleisti kiekvienam ir kiekvieno žmogaus nuomonės gerbimas. Dabar aš jį vadinu Ilgedučiu, ar ne, po tiek laiko, nes iš tikrųjų mes tokiais ir mažybiniais žodžiais ir labai artimai, ir kas liečia ir darbus, ir kasdieninį gyvenimą, ten ir problemas, ir ten džiaugsmus ir taip toliau, mes galim pasidalinti. Tai yra iš tikrųjų labai šaunu ir tu nebegalvoji tai, kad jisai yra galbūt ten žymiausias fotografas Lietuvoje, gal vienas iš geriausių, galbūt netgi pasaulyje, ar ne, savo srities specialistas. Tau jisai tiesiog, tau artimas žmogus pasidaro. Dabar aš net negalėčiau įvardinti, ar man lengviau fotografuoti nuogai ar apsirengus. Bet taip, Gediminas yra vienintelis fotografas, pas kurį aš fotografausi nuogai, tai yra parodai Wild. Rezultatas mane labai tenkina. Aš labai patenkinta ir iš tikrųjų tikiuosi, kad čia ne pirma ir ne paskutinė tokia paroda. Visas tas darbas daugiau susideda iš to, kad mes turim komandą ir mes visi kartu turim susiorganizuoti ir susisinchronizuoti kartu savo mintis, idėjas tam, kad įvyktų tas momentas, kada jis yra, sakykime, auksinis toks momentas, auksinis kadras, kada viskas vietoje gerai ir tai yra stilistų, grimerių, modelių darbas, taip mano darbas. Koordinuojant tos dalykus, nes kiekvienas žmogus savo srityje yra lyderis. Vienas geras stilistas, kitas geras grimeris. Ir mano kaip ir tikslas tiesiog šiek tiek apjungti tą viziją, kad neitų visi skirtingais keliais, o ateitų ten tą patį tašką. Kam prieš jį atsilaikyti, reikėjo žavėtis. Grožis yra tikrai savoka tokia, kuri apibrėžia tam tikras duomenis žmogaus ir kartais negali nuginčyti, kad yra tikrai labai gražu. Bet kas traukia tave kaip vyrą ir kas tau yra sakykime, tavo ir tave tai reiškia daro tave tokį jaudina, tai nebūtinai gali būti tas pats. Kad dirbdamas ties grožiu, tu dirbi ties turiniu irgi, tai vat, kiekvienas vėlgi žmogus, ar tai moteris ar vyras, turi savo charakterį. Aš manau, kad aš šiaip pakankamai jautrus esu žmogus, nesakyčiau čia vyras, ne vyras, o kiek tas įtakos daro mano vyriškumui, tai vėlgi kitas klausimas. Pas mus neįprasta, kad vyras yra jautrus ir ta prasme yra, ten, sakykime, turi ten švelnumo kažkokio savyje daugiau, nes vyro įvaizdis yra, sakykime, vėlgi tvirtas, kaip siena, kaip mūras, nedaug dievė, ten neverkia, niekur nesuskysta niekada. Galbūt ir yra svarbus bruožai vyrui, bet nebūtinai, reiškia, neturi būti tos kitos pusės. Žinoma, manau, kiekvienas vyras turi skirti savo laiko ir puikiai atrodyti visuomet. Dažniausiai mes formuojame barzdas ir kerpame palei kiekvieno kliento poreikį ir su mūsų konsultacija mes jam padedam, parenkame puikią šukuoseną. Tai yra smagu, sako, visi žiūri nuotrauką, sako, vau, kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu. Kodėl tu negali atrodyti taip, kaip tai nuotraukai? Oi, čia gal tik nuotrauka, gal ne man. Kodėl ne tau? Tau, gali. Manau, kad gali kiekvienas. Ne tik praustis, galbūt pasikvėpim, bet gal ir kažką dar, aksesuarą vieną kitą uždėti, žinai, kažkokios vyrai priema, aišku, ten laikrodžius, viską švarkus, bet galų galia šukuosena ir tvarka. Netgi pati ta barzda, aš nelabai kreipdavau dėmesio ypatingai, bet keletą kartų, kada išformavo, tu matai, kad pats veido kontūras, jisai keičiasi iš tikrųjų. Tavo kažkaip keičiasi ir, taip sakykim, tas pats veido griežtumas, švelnumas, bruožai, jie keičiasi.
Tai vėlgi barzda yra tenai, sakykime, savaitės laikui. Savaitę kažkur tu turi tam tikrą savo mini pasikeitimą. Barzda šiai dienai yra labai madinga. Pas mus labai daug ateina klientų tiesiog susiformuoti barzdą. Mes parenkame palei veido bruožus jam tinkančią formą, kaip sakyti. Taip. Ir galbūt mes neturim tiek galimybių kaip moteris daug dažytis ir daryti savo makiažą. Ir tų pasikeitimų tokių ryškių negalim daryti, kaip gal ir galėtume, bet nelabai būtume suprasti. Sakykim, tai yra vienas iš nedaugelio tokių, sakykim, priemonių, kaip galima pakeisti savo. Galų gale, jeigu nuotaikos keičiasi, galima pagal jas ir pakeisti savo išvaizdą. Vieno tokio dalyko noriu, kad jos liktų moterimis. Seksualumas, grožis irgi būtų puoselėjimas. Kiek įmanoma tą balansą išlaikyti. Tai jos dėl to mano Amazonės tokios ir yra. Sunkus darbas, ilgos nemiegotos naktis, sakykim, ten ar tai verslo dėrybos, ar dar kažkas, tai ginčai su tais pačiais partneriais ir konkurentais. Vėlgi reikia stiprių nervų, ne? Reikia laiko, reikia sveikatos. Vyras gali atsibūdo, sumetė vakar dienos marškinius, šoko, kiaušinienė. Jam gerai, sakykime, jisai tiek liks vyras. Tai va, o moteriai jai reikia daugiau laiko. Moteris, jinai vyro gyvenime vaidmenį labai stiprų vaidmenį, jinai jį tiek palaiko, tiek motyvuoja daugam ir užpildo tą visumą. Ir tada vyras tampa, stipresnis, jisai turi motyvaciją tiek siek daugiau, tiek drąsos apginti ir galimybių padaryti.